Kažkada tai ta Neftalio ir Zabalono žemė, priklausanti, reiškia, Izraelio giminėm Galilėja, buvo šventa, Dievo duota, paprasčiausiai. Bet šiek tiek įvyksta vėliau. Prisiminkim. Po Saliamono mirties Izraelio karalystė skyla politiškai maždaug 9 amžiui prieš mūsų erą. Jinai skyla į dvi karalystės. Į šiaurinę karalystę vadinamą Izraelį arba šiaurinę valstybę žydų su sostinė Samarija ir į pietinę karalystę Judėją su sostinė Jeruzalė. Dvi suskyla. Vieną valdo Saliamono sūnus Jeroboamas, kitą valdo Roboamas, Saliamono vergas. Po jo mirties. Dvi valstybės atsiranda. Taip, šiaurinė karalystė Izraelis įsikūrė 10 Izraelio giminių teritorijų. Pietinė karalystė 2 Izraelio giminių teritorijų, Judo ir Benjamino teritorijų įsikūrė. Tai va, ta Neftalio Zabilono teritorija, šiaurinės karalystės dalis. Šiaurinė karalystė, kaip žinot, labai smarkiai prasižengia Dievui, nevykdo savo Dievo įstatymą, tiek įžūliai, bjauriai, kad Dievas nusprendžia nubausti ir padaryti galą. Sunaikinsiu ir niekada nebetleisiu, sako tai karalystė. Ir Šalmanšaras, jis Asirijos karalius, užpuola Izraelį ir 8 mūsų eros amžiuje jos išveda į nelaisvę, į Asiriją. Ir su visam jų ten ir nebeliko ir jie buvo asimiliuoti. Kas atsitinka toj teritorijai, Galilėjos vadinamai paprasčiausiai, kas ten pradeda gyventi. Mes pasižiūrėkim, kas pradeda gyventi Galilėjos teritorijai, į 2 karalių knygą, 17 skyrių ir pamatysim, kas atsitinka su ta visa Galilėja ir Samarija. 2 karalių knyga, 17 skyrius. Tai paskaitykim nuo 22 eilutės iki galo, iki 41. 2 karalių knyga, 17 skyrius, nuo 22 eilutės iki 41. Skaitau, reiškia, kada įdėmiai skaitau. Izraelitai vaikščia visose Jeroboamo nuodėmėse, savo karalius Jeroboamas, Saliamono vergo, taip? Jeroboamo nuodėmėse ir nepaliko jų. Žodžiu, griežčio kaip turi būti tos 10 giminių. Kol Viešpats atstūmė Izraelį tos 10 giminių nuo savęs, kaip kalbėjo per savo tarnus pranašus, taip Izraelis buvo perkeltas iš savo žemės į Asiriją, kur jie pasiliko iki šios dienos. Dabar žiūrim toliau, dar įdomesnis dalykas. Kas vyksta po to, kai Izraelio karalystė žmonės visi išvežami, kur tas dulkėtas traukinys į Asiriją nukeliavo, taip? Asirijos karalius atkėlė į Samarijos miestus Izraelitų vietan žmonių iš Babilono, ne žydus, Babilono, Kuto, Avos, Hamato, Sefaimo. Jie įsikūrė Samariją ir gyveno jų miestuose. Vyksta kolonialistai. Ten apsigyvenę jie nebijoja viešpatės. Nu ko jie bijos, jeigu pagonys. Todėl viešpat siuntė tarp jų liūtus, kurie jo žudė. Ten prasidėjo problemos. Žemė tai šventa vis tik viešpatis duota, ar ne? Ir ten automatiškai padaryta nuodėmė, jinai dvigubą bausmę gauna negu kur kitur. Žinot šitą turbūt. Šventoji žemė padaryta nuodėmė, jinai dvigubai baudžiama. Karma dviguba. Jeigu, pavyzdžiui, už kokią nuodėmę čia mes padarysime, gautum, sakykime, bausmę savaitę kokią nors sunkia liga gripo. Ten 2. Dvigubą bausmę. Jeigu čia turėsim finansinių nuostolių už bausmę 100 eurų, ten 200 prarasime eurų. Įsivaizduojat? Taip, kad ten griežti negalima. Apsimokėtų labiau griežti čia, o dar labiau apsimokėtų iš vis negriežti, laikytis Dievo įstatymą. Ir kam ir tą 100 eurų prarasti? Ir kam tą savaitę dar gali pasirinkti, kai gali nesirinkti, ar ne? Bet jeigu jau negali negriežtis, tai bent jau ne Izraeliai. Šventa žemė. Tokia maždaug logika. Reiškia, tai va. Už tai sako, jie atėjo pagonys ir griežė to žemė. Ir ateina bausmė, jau liūtai pradėjus taršyti, skersti. Tas griekas. Baudžia griežtai. Asirijos karaliui buvo, skaitinant 26 eilutės toliau, Asirijos karaliui buvo pranešta, tautos, kurios atkėlė į Samarijos miestus, nežino apie to krašto dievą. Todėl jis siuntė jiems liūtų, kurie žudo jos, kadangi jie nebežino to šalies dievą, nežino apie dievą, sužinosit greit, sako dievas. Tuoj priversiu aš jūs pasidomėti plačiau to klausimu. Asirijos karalius įsakė, nusiųskite ten vieną jų kunigą iš tremties. Paėmė vieną Koheną
Sako, imi vieną kojeną, tiek čia kojenas, tau dabar duosim darbą. Sako, nusiųskit ten vieną į kunigą, kurį atvedėte iš ten, kad jis nuvykęs ten apsigyventų ir pamokytų apie to krašto dievą, bent kažkiek kaip apsijai, kaip ten šioje vietoje elgtis ir panašiai, nors tus įstatymus susipažintų kažkiek, prasideda dvasinis švietimas turi būti, bent vienas kunigas. Vienas kunigas iš tų, kurie buvo išvesti iš Samarijos, sugrįžęs apsigyveno Betelyje ir mokė juos, kaip reikia bijoti viešpaties. Tačiau kiekviena tauta pasidarė savo dievus ir pasistatė juos samariečių aukštumų namuose. Kiekviena tauta tame mieste, kur jie gyveno. Babiloniečiai garbino Sukot Benotą, Kuto žmonės Nergalą, Hamato žmonės Ašimą, Aviečią Nimchazą ir Tartaką, o Sefarvaimo žmonės degindavo savo vaikus Sefraimio dievams, Adramelechui ir Anamelechui. Tačiau jie bijojo ir viešpatės. Jie taip ir pagonybę savo visas tą meldišką, bet ir iš to kuniga perėmė kažką iš Dievo, to montantistinės religijos, ir tokia sinkretinė susikūrė religija, miksas toksai, ir stabi tokia krikščionybė, ir pagoniški mokymai, ir Tanacho mokymas kažkoks ateina. Tačiau, sako, jie bijo ir viešpatės. Aukštumų kunigais jie paskyrė prasčiausius iš savųjų, kurie aukodavo už juos aukštumų namuose. Dar kunigų luomą pasiskyrė, kuris ten negaliojantis yra, bet turi gerai. Jie bijoja viešpatės ir tarnavo savo dievams. Na, įdomi religija. Jie bijoja Jahvės. Taip, jie klausė Jahvės, bet tarnavo ir savo dievams. Ir to neatmetė, kai buvo pratę savame krašte. Iki šios dienos jie laikosi savo senų įpročių. Jie nebijo viešpatės ir nevykdo jo nuostatų ir potvarkių įstatymų ir įsakymų, kuriuos viešpats davė sūnums. Jokūbo, kuris pavadino Izraelį. Viešpats padarė su jais sandorą. Ypatingą sandorą tokią padaro su jais. Tai va, jie taps tarsi žydai, bet ne žydai pilnai. Žiūrėkit, Dievas su jais sudaro sandorą. Buvo sudaryta sandora su jais. Ir jiems įsakė, nebijokite kitų dievų, nesilenkit prieš juos, netarnaukite ir neaukokit jiems. Bet bijokite viešpatės, kuris jūs išvedė iš Egipto, šalies savo galingą jėgą, nors jų ir neišvedė, jie kitos tautos, ne? Bet duoda tam dievų, kuris išvedė iš Egipto, tarsi jų pačių protais būtų išvedęs. Ir savo galingą ištiesę ranką, jį garbinkite ir jam aukokite. Įsivaizduojat, su nežydai sudaro praktiškai beveik žydišką sandorą. Tokia, ir tam, kaip čia pagaliau pasakyti, pusžydžiai. Gilme savo genetinė jie ne žydai yra, bet religija juos padaro beveik žydai. Beveik judaizmas. Bet beveik ne viską reikia vykdyti. Nuostatus ir potvarkius, įstatymus, įsakymus, kuriuos jums surašiau, reiškia Torą, saugokit ir vykdykite per amžius ir nebijokit kitų dievų. Nepamirškit sandoros, kurią padariau su jumis ir nebijokit kitų dievų. Viešpatę savo dievo bijokite ir jis išgelbės jūs iš visų jūsų priešų. Tačiau jie neklausė, bet elgėsi pagal savo įpročius. Sandora sudaryta, bet viskas tvarkoja pusžydžiai. Bet jie nelabai laikosi tos sandoros. Va tokia situacija, įsivaizduojat. Tautos tos bijoja viešpatės, bet tarnavo ir savo droštiems atvaizdams. Kur tu drožinį išmesti? Tai tu gali ir dievą garbinti, ir stabą garbinti vienu metu. Toks sintezė. Taip darė jų vaikai ir vaikų vaikai, taip jie tebedaro iš šios dienos. Va, kokie ten žydai gyvena Galilėjų Samarijai. Va, kokie ten žydai gyvena. Todėl, faktiškai, nors jie laikosi tos sandoros sudarytas su jais, bet jie jos nelabai dar ir laikosi, dar savo drožinių visokių turi viską. Paprasčiausiai, todėl raštas jos apibūdina kaip pagonių kraštą. Galilėja. Pagonių. Izaija 9.1, pasižiūrėkit. Pranašo Izaija, Ješajahu, 9.1. 9.1. Sako taip. Kas patyrė vargą, tiems nebus tamsu. Seniau Zabulono žemė ir Neftalio žemė buvo paniekintos, bet ateityje pažiūrė kraštas ir kraštas napus Jordano kablelis, kaip toliau parašyta, pagonių Galilėja bus išaukštas. Kieno Galilėja? Pagonių. Pagonių kraštas yra Galilėja. Aišku, ateityje sutvarkys, kad ateis Mesijas, nebergėlėkis, sako. Bet tai yra pagonių kraštas. Pusžydžiai bet daugiau pagoniai negu žydus. Jie kaip ir turi sinagogą, jie kaip ir Toros laikosi, skaito Torą, bet jie ne žydai savo kilme. Ir jie ne žydai, paskui dar čia nerašo, dar vėliau, sakykim, Graikijos ir Romos laikais, tai ten šitose kraštuose, pavyzdžiui, romėnų laikais, ar jau Jėzus gyveno romėnų laikais, ten legionieriai atidirba, išeina į pensiją, jiems duodavo ten žemę, ten atsikeldavo su savo šeimon, ten labai daug šitų visų prisikėlė, keltų tautybės žmonių, labai daug. Taip?
Taip, o kaip keltai, žinot, keltų tautybė, Airija, keltų kraštas, ar ne? Reiškia, kaip jie graikiškai, tuo metu Romos kalba buvo pagrindinė intelektualinė kalba graikų. Romėnai kalbėjo visi kūriniai, visas graikiškai buvo rašomi. Įstatymai buvo lotyniška, graikų kalba, graikų kultūrą jie perėmė. Kaip keltas graikiškai? Galas. Galatai. Laiškas Galatas. O Galatai Turkijos pietuose, tas miestas Galatijas, skaitis ta provincija. Nes ten žemės, dar papildomai pagonė atėjo. Bet turėdami, žinot, tą pagonišką religiją savo, jie greitai šitą aukštesnę paimdavo, tų jau vietinių, tų mišrūnų pusžydžių religijai priimdavo. Labai greitai jie monotizmą atsiversdavo. Tai va toks va yra, kaip ir žydų tikėjimo, jie, bet ir ne žydų, o toks va, nei velnias, nei gegutė, nei unė keturi. Tarp žydų ir musulmonų egzistuoja dviejų pakopų konfliktas. Teologinis, sakykime, arba religinis ir politinis. Teologinis konfliktas dėl žydų požiūrio į Mahometą. Žydai atsisakė priimti Mahometą kaip pranašą. Iš bėdos jie gali ne prieš laikyti Mahometą kaip pagoniškas kokios tautos arba arabų pranašą, bet žydų tautos pranašų jie jo nepriima, nes žydų paskutinis pranašas buvo Malachijas. Kitas konfliktas tai yra politinis dėl pažadėtos žemės. Ir vieni ir kiti pretenduoja į Palestinos teritoriją. Ir vieni ir kiti pretenduoja į šventą Jeruzalės miestą. Jeruzalės miestas šventas tiek žydams, Jeruzalės miestas šventas tiek musulmonams. Musulmonams tai yra miestas, Jeruzalė vadinamas Al-Quds, arba šventasis miestas, nes ten yra trečia pagal svarbą islamo pasaulio šventovė, po Mekos ir Medinos miesto. Ten stovi mečetė Kubata Saha, šventyklos vietoj, ir yra trečia. Mekos mieste yra Masjid Al-Haram, pati švenčiausia vieta, ten, kur atliekamas hadžas ir mažasis hadžas, dar vadinamas Amra. Medinos mieste, kur mečetė pastatyta, kur palaidotas jų pranašas Mahometas, o Jeruzalė yra trečia pagal svarbą šventykla.